Ponas Rokas Bacevičius, dabar Duvė. Pirmas kartas, kai ukrainietis turėjo darbo. 22-asis Ilja Žučkovas, 27-asis Edgaras Petrovas. Dabar gera proga. Ir pati gan neblogai puolė. Geras perdavimas ir šalia Virpsto skrieja Ritulys. Gražiai žaidžiama. Gražų ten techninį veiksmą pademonstravo Domas Janušonis. Gražiai išvengė jisai savo oponento. Ir Pankai prispaudė savo varžovus. Metimas, atšoka Ritulys pavojingai, bet mažai ir įmetimų. Labai gražus reidas. Perdavimas, metimas, Duvė apsigina. Bet Ritulys toliau atšoka dėkingai vilniečiams. Ir vis dėlto ataka tęsiasi. Gerai keičiama jos kryptis. O, kaip gražojo. Kudrevičius, jo metimas ir sekundžių mažumoje žais Elektrėnų komanda. Na, laimiai bus pertrauka, galima bus šiek tiek nusiraminti ir atsikvėpti ir kažkaip gal psichologiškai nusiraminti, paklausyti Arūno Aleinikovo minčių. Martinas Lavrovas ilgai laikė Ritulį, pavyko jį išlaikyti. Geras perdavimas, metimas ir šalia Virpsto skrieja Ritulys. Naudoja, dabar proga atakuoti, metimas, atšoka Ritulys. Nors dabar jau, sakyčiau, futbole žinoma yra šios dienos rungtynėse. Duvė keičiasi atakomis viena ir kita komanda, gal tiksliau atakų užuomazgomis. Dvi minutės lieka antrame kėlinyje. Duvė gal trečio kėlinio pabaigos. Ir Duvė apsigina, nors neba. Ir priverstinis keitimas. Pankų rungtynėse kartais pasitaiko tokios situacijos. Prasiveržimas, proga atakuoti, gražus reidas ir šalia vartų tiek atliktas perdavimas. Čia gera buvo proga, Duvė atmuša Ritulį. Čia atakos kryptis, geras perdavimas, metimas. O čia gera proga Pankams, metimas ir Duvė. Ir čia turi žiūrovų susidomėjimą. Dar kartelį pakartosiu, kad šiandien iš tikrųjų yra Krasilnikovas dabar praranda apmaudžiai Ritulį, bet mažumoje sugeba laimėti dvikovą vilniečiai. Dabar pavojinga situacija ir šansas. Metimas! Dabar jis sukontroliuoti Ritulio nesugebėjo. Četvertako perdavimas ir dar viena labai pavojinga situacija. Gražus epizodas. Šansas! Lenkia puolamuosius. Čia pasiūstas ant nubaustųjų suolo. Na ir dar perdavimu to padaryti nepavyksta. Gerkus Marcinkevičius. Tai nepavyksta. Na ir šansas Vilniaus komandai. Metimo nėra. Dar vieną epizodą prie varžovų vartų. Tikslas be jokios abejonės visų pirma, net ir blokuotas Motiejūnas vis tik spėja atsistoti ant ledo ir pratęsti. Vėl šansas kontratakuoti. 2-3 metimą. Įvarčiai buvo pelnyti antrajame. Palikė varžovai šį veteraną. Čia pražanga, man atrodo, turėjo būti fiksuota. Teisėjai. Geras šansas. Neišrodo, turi jėgų. Aišku, veikti trijų varžovų nėra lengva. Gradauskas. Jo metimas ir Maksimas Duvė įtraukiamas į žaidimą. Dar vienas metimas. Jėgų balansas abiejose pusėse. Čia bandymas atsikratyti Ritulio. Pagaliau pavyko tą padaryti. Čia tolimas bandymas. Dabar į kontrataką bėga Hockey Punks ledo ritulininkai. Ir kokia nuostabi proga. Ir pavojingas epizodas. Labai daug
Vėl ypatingo sunkumo varžovams nesukėlė čia. Pavojingų autorius dabar prieš Duvę ir nepavyks. Lavrovas. Gana aktyvus buvo jis. Edgaras Rybakovas. Įvarčio autorius. Ir nėra ir jo Rybakovas. Prieš Maksimą Dubę. Ir nėra, o tai reiškia, kad pergalė šiose rungtynėse